Sveiki, čia Olegas LG3 Uršulė Eglė ir šiandien norėčiau papasakot apie tai, kaip darbą UTB varžybose, o konkrečiai apie LYAC varžybas, kaip darbą šiuose varžybose galima būtų palengvinti tiek jums, tiek teisėjų kolegijai, jeigu būtų naudojama CG-Log programa. Tai visų pirma, siūlyčiau užeiti Giedriaus LG2 CG puslapį ir parsisiųst iš to puslapio paskutinę CG-Log versiją ir instaliuoti savo kompiuterėje. Po instaliacijos pamatysit ikoną CG-Log programos ir bandom paleisti tą programą pirmąjį kartą ir atlikti reikalingus pirmuosius žingsnius. Taigi programa pasileido ir jeigu jinai buvo paleista pirmą kartą, reikia įvesti jūsų šaukinį, jeigu tai būna LY1 ABC, jūsų elektroninio pašto adresą, pavyzdžiui, ir jūsų VVL lokatorių, sakykime, tegul būna jisai toks. Galim spausti rodiklę toliau. Ir jeigu jau kalbam apie LYAC varžybas, tai pasirinkam tą varžybų turą, kuriuo bus dirbama, kadangi artimiausias turas, ko gero, bus populiariausias Lietuvoje naudojamas 2 metrų turas, tai pasirinkam šį turą ir spaudžiam mygtuką atverti. Į ką iškart norėčiau akcentuoti jūsų dėmesį, kad jeigu programa bus naudojama varžybų metu, o ne po varžybų, kai bus iš popieriaus ruošiama ataskaita elektroninio formai, bet programa būtų naudojama realiam laike, tai tą reikia programai ir nurodyti nustatymuose, kad bus naudojamas realus laikas. Varnelė atsirado ir dar atlikim kelis būtinus nustatymus. Laikas ir kita, į ką noriu akcentuoti dėmesį. Pasitaiko dažnai, ypač pradedančiųjų, tokia klaida, kai yra nurodomas Lietuvos laikas. Įprastai naudot yra UTC laiką, kuris skiriasi nuo Lietuvos laiko, ir programai tą dalyką reikia nurodyti pasirinkant UTC laiką. Taipogi nėra garantijų, kad tas laikas, kuris yra jūsų kompiuterėje, jisai yra tikslus. Programoje yra galimybė sinchronizuoti laiką, pasirinkam bet kurį laiko serverį iš sąrašo ir spaudžiam mygtuką rasti. Taip, laikas atsirado, jisai yra tikslus, paklaida yra minimali. Galim spaust mygtuką taikyt ir einam į skiltį operatorius. Jeigu pačioj pradžioje programoje jūs praleidot pirmąjį žingsnį ir nenurodė savo šaukinio, nenurodė savo lokatorius elektroninio pašto adreso, tai galit padaryti šiame lange. Dar sykį pasitikrinam, ar viskas yra tvarkoj. Galite rašyti savo vardą, pavardę, adresą, nors tai nėra būtina. Ir spaudžiam mygtuką taikyt. Uždarome. Patogumo dėliai, dirbant realiam laike varžybose, patogu matyti einamąjį laiką. Taigi, jeigu šis langelis mažas jums netrukdo, galite jį palikti. Jeigu jis jums nėra reikalingas, galite nuimti varnelę laikrodis. Ir tas langelis dingsta. Taigi, viskas yra paruošta ir galim pradėti darbą varžybose. Aš įvesiu keli šaukinius tam, kad būtų galima suformuoti kažkokią ataskaitą ir parodyti, kaip tai yra daroma. Pavyzdžiui, pirmas šaukinys ir pasirinkam, kurioj modoj buvo atliktas ryšys. Sakykime, tai bus FM, tuomet atsiranda stulpelė moda FM, pagal nutylėjimą raporto yra 5.9. Nurodomas lokatorius, jeigu jis yra teisingas, jį paliekame, spaudžiam Enter, registruodami pirmąjį ryšį. Sekantis ryšys gali būti modoje SSB su kita stotim.
Taipogi raportas pagal nutylėjimą, šiuo atveju tai nėra svarbu, lokatorius, jeigu viskas yra tvarkoj, mygtukas Enter. Trečias ryšys, moda telegrafas, ryšys, pavyzdžiui, su Paulium LY2 radijas. Patikrinam lokatorių, ar jis yra teisingas. Vėlgi pagal nutylėjimą raportai yra 599. Jeigu viskas tvarkoj, spaudžiam Enter ir registruojam trečią ryšį. To pilnai pakanka tam, kad mes dabar galėtume suformuoti ataskaitą po varžybų, nes tai daroma labai greitai ir nesunkiai. Meniu failai po varžybų. Į ką noriu akcentuoti dėmesį tų, kurie naudojasi šią programą. Teisėjų kolegija prašo visais atvejais po varžybų suformuotą ataskaitą Reg1 test, arba dar kitai žinomas EDI formatas. Šis formatas yra universalus visais atvejais ir jeigu vartotojų atžvilgiu jūs jokio skirtumo nepastebėsit, bet teisėjų kolegija, jeigu jinai gaus ataskaitų suformuotą Reg1 test formatų, tai bus didelis privalumas ir palengvins teisėjavimą. Taigi pasirinkam formatą Reg1 test, spaudžiam mygtuką sukurti. Atsiranda naujas langas. Galim pasirinkti bet kokią modą, jeigu dalyviai dirbo vien FM moduliaciją, tam yra atskirai galima nurodyti FM. Jeigu mūsų atveju buvo 3 ryšiai ir visi ryšiai buvo skirtingo modom užmėgsti, tai pasirinkam modą Mix. Pasitikrinam, ar tvarkingas yra VV lokatorius. Galite vesti papildomą informaciją apie operatorių, vardas pavardė, jeigu dalyvavo daugiau operatorių. Taipogi galite nurodyti jų duomenis, darbo vieta, klubas. Komentaruose galite įrašyti jūsų manimų reikalingą informaciją, kuri būtų naudinga teisėjų kolegijai. Papildomai galite nurodyti antenos aukštį virš žemės lygio, virš jūros lygio. Bet tai nėra privaloma informacija, pasikartosiu. Jeigu viskas yra tvarkoj, spaudžiam mygtuką Tęsti. Ataskaita yra suformuota. Galim dar kartą pasižiūrėti, ar viskas joje yra gerai. Jeigu jinai yra tvarkinga, jūsų manimu, spaudžiam mygtuką Uždaryti. Pasižiūrim, ar išties ataskaita buvo suformuota ir ar jinai atsirado programoje. Meniu failai, aplankas, results. Matom, kad atsirado vienas naujas aplankas, pasižiūrim, kas viduje. Ir panašu, kad tai yra mūsų ataskaita suformuota būtent EDI formato, Reg1 test. Įdomumų dėlį galim pasižiūrėti. Tai išties tai yra ta pati ataskaita, viskas yra tvarkoj. Galim ją uždaryti. Uždaryti pačią programą. Tokiu būdu suformuotą ataskaitą jūs galit kaip priedą prie jūsų laiško elektroniniu būdu išsiųsti teisėjo kolegijai elektroniniu adresu lyc@qrz.lt. Dėkojame už dėmesį, linkim gerų rezultatų varžybose. 7-3.